Išbadėję paukščiai godžiai lesė po šviežiais vasaros sniegais nykstančius nukapotus delnus ir nureštus antakius. Ledų nešinos upės pakrantę nusėjo pamėlę moterų, vaikų ir senukų kūnai. Gatvėse it pilkapiai stūksojo negyvai uždaužytų šventikų krūvos. Galingas ir išdidus Novgorodas atrodė lyg nutrenktas dievo rykšte. Badas ir maras ištiko išgyvenusius caro rūstybę. Vargas išdavikams ir vargas jų draugams. Geriausių tautų respublikai. Kraujas, ugnis, brutalizacija, pasaulio paslaptys. Čia proto pemza. Sveiki! Su jumis Proto Pemza, jūsų pirmas kavos gurkšnys po vakarienės. Iš Lukiškių kalėjimo Vilniui 140 km nuo Punsko sveikinasi tik tai tikrus faktus bedanti medžioklinė ragotinė Vilius. Labas. Gilios išminties paradinė kabliašaudė Aivaras. O, džambo. Medum nuglaistytas gynybinis forketas Povilas. Skambu kaip rūbas. Sveiki. Bei aš, melo ir tiesos krantus apjungiantis iš paskalų ir stereotipų subaldotas pontoninis tiltas Tomas. Nu jau nepagiliai savęs, tikrai nepagiliai. Tai kiek šiandien epizodo bus netiesa? Nebus netiesos, bus tik tai tikri faktai. Nes, žinok, kažkada kažkas tos lenkiškus šaltinius patikrins. Aš labai laukiu, nes šaltiniai beveik nesikeičia. Šitam epizode pagrindinis šaltinis yra Jerzy Besala knyga Stefan Batory. Taip pat Aleksandro Krauscharo knyga arba Kraušaro Čary na dvorze Batorego. Nesu tikras, ar tai yra lenkas ar užsienietis. Aš sąmoningai prašau, vadinkime jį Kraušer. Daktaro Kastyčio Antanaičio Lietuvos kariuomenė Livonijos karo kampanijose bei Agnieszka Pawłowska Kubik istorinių dokumentų apžvalga Stepono Batoro likimo ir medicinos istorijos šaltinis. Taigi, grįžtam pas Batorą vos porą valandų po karūnavimo. Visas girtas. Tiesiog. Visi išpampė jau gerai. Kaip Ronas Swansonas, tas vienam iš epizodų šoka. Jau pragėręs karūną. Šiaip tai jo, balius vyko didžiulė puota, nes ne tik tai karūnavimas, bet ir vestuvės. A jo, jis... Ona jo gailaitė. Tai jo liūdna visa istorija. Kaip numatė tuometinis tradicinis monarchiškas protokolas, pirmą naktį jaunavedžiai vainikavo liudininkų akivaizdoje, noriu sakyti, teisinę galią turinčių varpos įkišimu į makštį. Romantika. Ale perspėju šitoj istorijoj, sekso dar tik kokie 2 sakiniai bus. Anot mūsų šaltinio, Batoras ir Jogailaitė susitiko vienoj lovoj dar kokius 2 ar 3 kartus. Apskritai? Jo. O. Paskutinio suartėjimo metu karalius pasakė, kad karalienė gali jį lankyti, kada tik nori. Ale sekančią naktį karalienė laukė jo 5 valandas, tada kitą 7, Batoras negrįžo. Ir Jogailaitė gavo nervinio priepuolio pasiraiškusio karščiavimu. Kitaip sakant, Batoras norėjo būti tikras, kad santuoka tikra dėl visa ko, o paskui metė šitą reikalą. Jo. Nu, jo, ne. Vėlgi, romantika. Jo, nu. On a night stand. Ne, šitas geras. Ir čia 2-3 naktys buvo, ne? 2-3 kartai. Bet tai jo, 2-3 naktys, sakykime. Bet tai reiškia, kad vaikų jie dviese niekada neturėjo? Pagal popiežiaus pasiuntinio slaptus laiškus, vestuvių metu Ona Jogailaitė buvo jau po klimakteriumo. Kitaip sakant, jau negalėjo net biologiškai susilaukti palikūnių. Karaliavimas Batorui rodos tiko instinktyviai.
Pirmam oficialiam Seimo posėdį diskusijų metu jis paklausė Seimo narių, kur renkasi slapta karaliaus taryba. Jam atsakė: Jūsų didenybė, mūsų Seime nėra vietos slaptoms taryboms. Kiekvienas Seimo narys turi teisę ir pareigą žinoti apie viską, kas čia vyksta, idant galėtų suteikti ataskaitą savo rinkėjams. Vengras, nor nepatenkytas, taisyklės suprato ir greit išmoko. Gal po valandos keletui senatorių pasilenkus prie karalienės Onos ausies, Steponas įsakė nutraukti šnibždėjimą ir garsiai prie visų pasiaiškyti. Daugiau problema nekilo. Jei nėra slaptų elementų, jeigu tai galioja visi. Jo, jeigu viskas vieša, tai vieša iš tikrųjų. Tai. Jo. Čia tokia galios projekcija. Jo, aš įsivaizduoju, kaip jis vienu sakiniu susigrąžino kontrolę. Kaip sako išmintis, smog piemeniu ir avys išsibėgios. Palauk, kieno čia citata. Jo, Tomai, citata šiaipgi kiti žmonės skaito. Drumsk vandenį, kad pagautum žuvį. Nes Batoras mokėjo išlaikyti žmonės priklausomus nuo savęs, o svarbiausia, jis visada žinojo savo tikslą ir žinojo, kada sustot. Nu, čia visiškai citatų mėtosi dabar. Jis mokėjo susikurti save iš naujo, mokėjo kurti dėmesį kaustančius spektaklius. Tu iš vis formatavai scenarijų? Tačiau mokėjo sukurti patiklių siekėjų būrį, net nerodydamas savo pastangų. O svarbiausia, naudojasi žmonių fantazijom. Nu, tegus ten savo skaito. Aivar, gal datempiam reklamą? Roberto Greeno knyga Jėga. Robert Greene. Jėga. 48 galios dėsniai. Šiaip sakytų, visai gera dovana tiek aspiruojantiems CEO, tiek besidomintiems istoriją ar šiandienos geopolitiką. Robert Greene. Jėga. 48 galios dėsniai. knygos.lt/jėga su kodu protopemza net 40% nuolaida. 40% nuolaidos! Nuolaidos nesumuojamos. Kodas knygos.lt svetainėje galioja iki balandžio 30 dienos imtinai. Linkai epizodo aprašyme. Šita reklama nesperavo būti juokinga. Dėl galimo krinžo ar prastai ištartų dvibalsių būtina pasikonsultuoti su lituanistu arba parašyti piktą komentarą. Batorui naujam darbe padėjo susigaudyti jo nuosavas Stringer Bell ir Duck Stamper vienam. O, nice. Zamoiskis. Sveikas sugrįžęs. Jo. Stoiškas teisės eksperto balsas buvo neįkainojamas, ale nauda buvo abipusė. Zamoiskis iš pradžių su pakanclero, vėliau su didžiojo karūnos kanclero antspaudais, apaugo turtais, pareigybėm, išdidumu ir galia. Simbiozė su Batoru leido jam tapti vienu galingiausių magnatų visoje Europoje, jau čia ne tik Lenkijos lygiu. Taigi jis iš paprastų, kabutėse, didikų šlektos balso tapo magnatų. Okay. Čia tikrai ne man, nes aš puikiai prisimenu, bet gal gali priminti, kas buvo Zamoiskis. Jonas Zamoiskis. Rišeljė lenkiškas. Aš tai atsimenu, tu visiems tiesiog primink. Ačiū. Jonas Zamoiskis buvo didikas, baigęs mokslus Italijoje, Paduvos universitete, jis ten netgi rektorum tapo, tada grįžo į Lenkiją, toliau didikavo, dalyvavo Seimo susirinkimuose, aspiravo politinės pareigas ir buvo kaip ir toks paprastas didikas kabutėse. Aš tik tai norėčiau pažymėti, kad man labai patinka Tomo įvestas terminas didikuoti. Didikuoti, taip labai geras. Jis čia labai greit lipa karjeros laiptais. Jis tokį tą American Dream, lietuvišką, lenkišką Polish sapną, Polish Dream savim įkūnija už tai, kad iš, vėlgi, eilinio didiko jis tampa magnatu, reiškia, kad jeigu jis gali, tai visi gali, nes turim demokratiją ir turim laisvę ir mes visi lygus. Iš tikrųjų, nelygus. Sunkiau reikalai atrodė su Lietuvos didikais. Iš pradžių jie muistėsi, nenorėdami pripažyti, kad, bet traukinys jau nuvažiavo, karalius išrinktas. Ale tuo pat metu nedarė pakankamai, kad įvykius įtakot. Taip, lietuviai tiesiog iš pradžių nenorėjo
nedalyvavo Seime, kad išrinkti jį, Jo. o po to nieko nedarė, kad... Pičino tiesiog. Jo. Daugiausiai buvo, čia gal tos Liublino unijos nereikia, o Lenkai, jo, gerai, išrinko karalių ir dabar... Šiaip garbės neduoda labai daug. Ale po kelių mėnesių Vilniaus kašteliono Jono Chodkevičiaus vadovaujama lietuvių delegacija atvyko pas karalių. Karalius priėmė tuos didikus, jų atsiprašymus dėl vėlavimo, išklausė didikų priesaikos lietuvių, o tada pats prieš juos pakartojo savo priesaiką. Ir stengiasi visapkap užglaistyti tą įtampą tarp Lietuvos ir Lenkijos ir vaidyti, kad viskas yra ok. Kambary, aišku, labai išraiškingai trūko Radvilų, už tai, kad Radvilos buvo sumetę kepuras su Habsburgu ir apskritai tai, jie jau buvo biski tokie besileidžiantis paragavę valdžios su Barbora Radvilaitė, ne? Ir jiem buvo, jau biski jie išaugo savo batus, sakykim. Batoras savo naujam darbe mokėsi daug ir greitai. Bet nuo ryto iki vakaro dirbantis vengras surasdavo laiko mėgstamiausiom pramogom – skaitimui ir medžiokliai. Tuo pat metu? Nepasakyta, kad ne. O žinia, ką skaitė? Žinia, kad skaitė lotyniškai, vokiškai ir vengriškai. Ir lenkų kalbos taip ir niekad neišmoko, už ką jaučiamas tokis lengvas šiknos skausmas pas lenkų istorikus. Man atrodo, kad išsišaudai geriausią šovinį biškį per anksti. Čia būtų pati geriausia vieta pareklamuoti tuos galios dėsnius. Jo, pasibijojau biskį sulystin alternatyvę istoriją, už tai, kad žinodamas save, tai baigtau su 30 puslapių atgal į ateitį antros dalies scenarijum. Tik vietoj Biff Tannen istorijos tekmę būtų pakeitęs už tai Batoras. Įsivaizduoju, kad pas Batoro tikrai būtų kašikas pilnas iliustruotos istorijos. Tikrai kas mėnesį pirktų naują numerį. Pirktų netgi tuos kolekcinius leidinius, kurie išeina kas ketvirtį. Išeina kas ketvirtį kolekciniai leidiniai? Jo, tai čia ir buvo pora man duotų. Tos istorijos, pavyzdžiui, su konspiracijos teorijom yra specialus. Aš rodo į tomą. Eik, tu net nevaikščitų pirkti savo prenumeruotų tiesiai į pašto dėžutę. Tęsiant šitą tikrai ne reklamą, jeigu Batoras būtų norėjęs šiek tiek visiškai pakeisti pasaulio likimą, tai kuriem reikėtų eiti? shop.lamuslėnis.lt Su kodu PROTOPEMZA 10% nuolaidos. Iliustruotoji istorija. Iliustruotoji. Batoro baterijos geriausiai pasikraudavo medžiojant, taip kaip minėjau. Tai batorijos. Batorijos, jo. Ir jisai dažnai pirkosi savo medžioklinius šunis, tarp kitko iš Anglijos, iš karališkos, nežinau, augyklos. O turėjo veislinės. Veislę kažkokią mėgstamą? Turėjau daug skirtingų, nebuvo, kad vienintelę veislę naudojo. Ale jo santykis su šunim ne vienareikšmis. Įsimintiną akimirką iš Vilniaus pristatė popiežiaus pasiuntinys Ridolfino. Visi įėjome į karaliaus kambarį. Lipdamas pro duris netyčia užmyniau ant kanclerio Kurto kojos. Šuo suinkštė. Kai žengiau žingsnį, kad pagal paprotį pabučiuoti karaliaus ranką, šuo šoko ir įkando mane į blauzdą. Tai pamatęs, jo didenybė stojo nuo krėslo ir spyrė šunį taip stipriai, kad anas krito išsitiesęs kambario vidury. Galite įsivaizduoti, kaip tai visus sukrėtė. Kai klaupiau pabučiuoti karaliaus ranką, jis man ją paėmė ir suėmęs mano delną stipriai jį paspaudė. A man's man. Nepatiko. Bet kaip reaguoti tokį situaciją, kai žmogui kanda, tai, Gal lindo? Ne, bet, tu bandai tiesiog numesti šuniu kuo greičiau, kad, nes tais laikais nuostabligės tikriausiai skiepo negali po to pasidaryti. It's kind of deadly stuff. Plus, karalius negali kelą kliupščiaut šuniui. Jo, tuo labiau. Ivanas Rūstušis netrūko priežasčių nekęst GTR. Dar Žygimantas Augustas, sulaukęs caro piršlių dėl Žygimanto sesers Onos rankos, išsiuntė carui moteriškais rūbais apvilktą kumelę. Wow, okei. Kokie
įdomus tų laikų praktiniai tokie. Trūksta šiais laikais, ne? Bet bereikalingai taip Taip, daryti, gal pasakyti ne, o tu ne tai, kad nepasakai, bet karvę pasakai. Ir čia visai daug darbo. Jo, reikėjo sugalvot, vėjos, kaip ta prasme. aprengt. Reikėjo samdyti žmonės, kad įgyvendinti šitą užduotį. Medžiagas pirkti kažkokias, viską, nu čia jo. Tokia. Įdomu, kiek kartų perengė kumelį. Ir kam atiteko jos rūbai Rusijai. Ivanai ir Gal dėl keršto, o gal dėl skonio, Ivanas tie pats mėgino pagrobti kitą Žygimanto sesę, Kotryną. Galų gale Kotryna išsikraustė į Švediją pas Joną III, su katrom susilaukė sūnaus, vėliau žinomo kaip Disko Sigis. Oficialiai žinomu kaip. Ale didžiausią akibrokštą, cementavusį caro neapykantą GTR, iškrėtė Novgorodo Respubliką. Ivanas IV Rūstusis apkaltino miestą, kad anas planuoja atsiduoti Žygimanto Augusto protekcijai. Kitaip sakant, GTR planuoja prijungti Novgorodą prie savo žemių. Ar tai buvo tikra konspiracija, ar šizofrenijos, psichopatijos ir melo sukrestos caro galvos kliedesiai? Mes nežinom. Įrodymų neaptikau, kaip žinom, rusų istorikai ten kažką mėgina išvedžioti, kad jo, čia tikrai planavo. Bet ne tai, kad ir pirmą kartą Rusijos istorijoje kažkokiam tai biškiai kvaištelėjusiam vadovui pradeda vaidentis, kad jį čia puola ir taip toliau. O Ivanui kaltinimas jau buvo savaime įrodymas. Pagal viską Novgorodo nusiaubimas rodėsi kaip nuoseklus Maskvėno politikos pratęsimas. Anot Jerzy Besala. Savo pavaldiniams caras skiepijo gilų rusų didybės prieš kitas tautas jausmą, skatino ksenofobiją, melagingus stereotipus, apie lenkus teigia, kad jie kas vakarą keičia religiją, bei palaikė turbūt niekur kitur nesutinkamą atsilikimą, netgi tarp bajorų. Eik tu savo, ta prasme. Kaip gerai, kad išaugo šitą. Jo, bet 224-ieji praktiškai visa citata, keisk du žodžius, viens prie vieno, eik tu savo. Nu, nekeistum žodžio, caras. Nu, bajorai paskui, ar ne? Nu, tai pakeisk į oligarchus ir... Pavyzdžiui, kai caro išsiųsti diplomatai vykdavo į kitas šalis, tai viena, kad jiem buvo draudžiama kalbėti su pašaliniais, kita, kad juos apgyvendydavo su pašaliniais nesusijusiais su žinutės adresatu. Nes atrodytų, that's the purpose, ne? Ką pastebėjo, pavyzdžiui, ženklais rodo. popiežiaus pasiuntinys GTR, kuris kartu su Maskvėnu vyko į Maskvos žemės, visą kelią su jom kalbėti net neleido su tom popiežiaus pasiuntiniu. Apgyvendydavo juos specialiai namuose, kur buvo labai aukštos tvoros, kad jie net negalėtų dairytis į pasaulį už tvoros ribų. Wow. Tai nedaug dievė pamatys, kaip gerai. Ir išduodavo caras, misijos laikui išduodavo pasiuntiniui gražus rūbus, kuris tas turėdavo gražyti grįžęs. Tai išsinuomodavo padorų žmogaus kostiumą, tam, kad galėtų išvažiuoti į užsienį. Šiaurės Koreja. Visiškai taip. Jėzus, kaip dalykai nesikeičia. Eina savo. Tradicijos. Lenkiją ir Lietuvą galim laikyti labai šališkom aptarnėjant rusų valdovus. Ale jiem pritarė politiškai carui šiaip tai palankus popiežiaus pasiuntinys Antonijo Possevino. Kunigaikštis nori absoliučiai valdyti ne tik turtą ir žmonės, bet taip pat jų sielas ir mintis. Todėl, kad nori viską žinot, kas vyksta su jo pavaldiniais, niekas nedrįsta praverti lūpų. O jei jau ką pasako, tai arba kad sulauk pripažinimo, arba išvengti bausmės. Išvykti į užsienį be jo žinios ir leidimo draudžiama. Negalima jiems netgi nuosavybėn imti jokių laivų, kad užkirsti kelią bėgliams ar artimesnę pažintį su užsieniečiais. Tokie Stalino vaibai visai yra šitam visam dalykui. Kad caras būtų žinojęs, kaip toli riedės šitas jo pradėtas kamuolys. Karas prieš Maskvą susilaukė silpnoko entuziazmo pas Lenkų šlektą. Tomai, ar tu galėtum pasakyti, kokį dalykai susilaukdavo entuziazmo pas Lenkų šlektą? Atrodo labai tokie... Maži mokesčiai. Ai, kam čia reikia? Maži mokesčiai. Viskas.
garbė mūšio laukia, maldos. Bet jeigu jie karo nenori, tai kokia garbė mūšio laukia? Jie tik ginasi. Okay. Tai lietuvių etmonam ir didikam pradėjo atrodyti, kad, žinot ką, tai Liublino unija, tai tokia... Yra nėra. Jo. Ale tam karui su Maskva, netgi iš institucinės pusės, tiesiog reikėjo karaliaus. Ta prasme, kaip tu negali normaliai vykdyti karo gintis kaip valstybė, jei nėra karaliaus, jeigu tavo konstitucijai parašyta, kad, žiūrėk, ne konstitucijai, bet įstatymuose. Karalius daro tą ir aną, tarp kitkos patvirtina karą už valstybės ribų. O tai neitų tada vadovauti tas, kur prisiekinėjo jo vyriausias. Tai čia jau Karūnos etmonas, Lenkijos. Lietuva turėjo savo etmoną. Okay. O kas buvo Radvila. Okay. Jo. Nice. Taigi, lietuviai, stengdamiesi laimėti laiko, pasiūlė Ivanui kandidatuoti į GTR sostą. Lietuviai galvoja, gal laimėsim kažkiek laiko, davai pakvieskim jį. Ale Ivanas nepakibo ant kabliuko ir laiką išnaudojo tam, kad ginkluotis. Ir štai in Pskovą pėsti ir raiti plūdo Hosudaro subjektai. 1577 Liepa. Livoniją užplūdo 30 000 maskolių. Viena po kitos žlugo tvirtovės. Vileka, Rezekne, Daugpilis, Kuoknėse, Gulbenė. Nekeista. Pilis ir tvirtovės buvo prastai saugomos. Trūko įgulos, ginklų, maisto. Ir jis, kaip suprantu, jis žinojo, kad ateina šita šūdo banga pas jį. Taip, nes priimdamas karūną, jisai įsipareigojo atsiimt Livoniją, atsiimt žemės, kurios priklausė GTR. Tai čia implicitiška buvo, kad lietuviai nori, kad tu eitai mušti su Maskva. Taip. Karalius didikams suteikė viso labo 375 drabus, arba pėstininkus, arba angliškai pasakytum poor fucking infantry, ir 100 raiterių. Gynybą organizavo tuometinis Livonijos administratorius, Vilniaus kaštelionas ir didysis Lietuvos maršalka Jonas Chodkevičius. Jono Karolio tėvas. Ai, okei. Atsiima melodiją. Gynybai Chodkevičius turėjo aiškiau neapibrėžtą karų skaičių, o taip pat gynyboje talkino 600. 600! Mes dar negirdėjom, kas tai, gal čia bus labai mažai. Jo, čia vėl bus... Opelės Konas. Čia tie, ten to ir to husarų tėvai. 600 kaip šuns pautai blizgančių šarvuotų raitelių, katriem vadovavo Trakų kaštelionas, Lietuvos lauko etmonas ir būsimas perkūnas Kristupas Radvila. Kokios spalvos barzda buvo? Juoda, man atrodo. Juoda, ja. Man atrodo, juoda. Okay. Karalius darė, ką galėjo. Supančiotas galios konsolidavimu ir neatidėlstina Gdańsko situacija, jis galėjo tik tai gesinti gaisrus, be grašo prie dūšos. Jis jau 3 kartus šaukė vyčius, tai yra paleido per valstybę žinią, kad ruoštų kariuomenę. Radvilai jis įsakė ruošt stovyklas, pagal atseit planuojamą Batoro kelią in Maskvą. Prieš Maskvą. Tvirtovėm liepė statyti papildomas fortifikacijas, čia taip vadinama magna propugnaculę arba propuniaculę, bei iškeist gynybai pasamdytus brangius vokiečių landknechtus pigesniais ir skaitlingesniais lietuvių pėstininkais. Taigi čia yra tokie dalykai, kur nekainuoja visai jam nieko. Bet čia ruošiasi visa valstybė karui, ne pavieniai kažkokie regionai, bet telkia visą kariuomenę iš visur, ne? Planas sutelkti visą, bet jis negali to dar padaryti, nes konsoliduoja valdžią, bet žino, kad reikės tuoj. Tai čia vis tiek šiuo momentu gaunasi, kad ten su tom stovyklom jie tokius savitus Potiomkino kaimus. Jo, kad suklaidyti priešą. Jo. O ne, jie jau čia renka kariuomenę, jau eis šituom keliu. Batoro kaimus. O paskutinis įsakymas Radvilai ir Chodkevičiui
bendradarbiaut, judėt ir improvizuot. Move, adapt, improvise. Jo. Adapt, overcome, improvise. Ja. 1578 sausio 20 prasidėjo Karūnos Seimas. Batoras jame gavo šlektos pritarimą kariauti su Maskva. Speciali komisija apskaičiavo išlaidas kariuomeniai, katros turėjo būti finansuojamos iš naujo mokesčio. 1 zlotas arba 30 grašų už kiekvieną valaką. Kitaip sakant, apie pusę veršuko nuo vieno valako, tai yra žemės paviršaus ploto vienetas. Bet tai kaip čia dabar šlėktum, yra karas ir dar papildomas mokestis? Nes užėmė Livoniją. Jau. Ir jaučia jie... Per daug artėjo, biškai pasimetė. Jo. Jau mokesčiai gal ir nėra taip blogai. Ir prarado Dauguvos kontrolę. Per Dauguvą gali vykdyti tą patį grūdų eksportą. Jo. Ir šitas labai lietuvių didikams rūpėjo. Nes Vysla toliau. O tai Ryga už tai ir suklestėjo savo laiku, nes per ją ir plaukė viskas. Tai. Steponas visapkap stengėsi sukurti kokybišką pėstininkų kariauną. Už tai, kad GTR didikų numylėta kavalerija visiškai netiko atsiminėt Livonijos pilių. Seime viso labo užsitikrinęs finansavimą ir pritarimą, tikrą karinę reformą jis vykdė būsimos kampanijos metu. Taigi jisai čia pradeda, jau garsiai pasako, žiūrėkit, to trūksta, padirbėkim kartu, užsitikrino pinigus, o tada, gerai, tai dabar pakeliui paaiškės tiksliai, ko mums reikia, jau turiu idėjų, bet jas išgryninsim dabar. Jisai va čia po visų tų Gdansko reikalų, apie kuriuos galėsite išgirsti kitą savaitę Contribute platformoje. Būtinai įsijunkit, labai įdomi istorija apie visus išbandymus Batoro galios ir valdžios. Dar savaitę nepraėjo. Aš matau. Orakulas. Taip. Lisan Algair. Atrodo, kad po visų tų išbandymų Batoras dabar įeina tarytum į savo, iš to, ką tu pasakoji, vos ne savo elementą. Aš žinau, ko reikia, davai darom ir kas dar įdomiau, kad pašlėkta yra pakankamai tokio valstybingumo supratimo, kad, žinai, reikėtų, žinai, ne kaip, čia kaip kai kurie ūkininkai, kur, čia moraliai, nemoraliai. Jo, prekiausim kaip reikia. Bet tai Batoras mokslus tam ir ėjo. Jo, kaip bet ir turėtų būti pasitikėjimas. Įdomu, kad ar ne toks momentas, bent jau iš to, kaip yra pasakojama iš Tomo pusės, tampa tokiu momentu, kai Batoras tarytų iškyla kaip tas lyderis, kurio reikia. Kaip įdomu, aš klausydamas Tomos turiu įspūdį, kad kaip tik viskas vyksta taip on the go, kur tu jau karas jau vyksta, tu tada pradedi jau dėlioti tik tai kažką. Čia normali praktika, nebūdavo tuo metu, kur kitų neturi standing army ir tiesiog brainstormint. Jo, šitas yra, bet jisai atrodo toks ar ne iššoka, kur hey guys, aš tai žinau, davai dabar jau pradėkit manęs klausyti, nemykit ten dėl mokesčių, gdanskiečiai irgi gal biški jau sparnus suskleiskit, žiūrėkit, aš žinau, ką reikia mums padaryti, kad mes galėtumėm šito pasiekti. Jo, mes tai darom on the fly, bet aš esu tas žmogus, kuris ateis su idėjomis. Tam susirinkimais jis nori toks, aš tai ne taip daryčiau. Toks šlėktas šneka, žinai. Okay, bet čia, kaip suprantu, Batoras daro daug dalykų gerų ir labai greitai. Taip. Ir svarbiausia jo inovacija pakeitė lengvąją kavaleriją, husarus, in sunkiąją, in 16 amžiaus tanko ekvivalentą. O kaip atrodytų sunkioji kavalerija? Šarvuota, sunkus šarvai. Sunkus šarvai, sunkus ginklai ir sunkioji kavalerija iš dalies pagal kabutėse svorį, iš dalies pagal funkciją mūšio lauke. Lengvoji kavalerija vejasi, lengvoji kavalerija trenkia bėga, sunkioji kavalerija prasimuša per priešo liniją, atidaro liniją pačią ir leidžia tada įeiti. Tam Seime Batoras irgi padarė vieną dalyką, kurį matau jį retai paminėtą, bet jis yra tokias svarbus. Batoras įsteigė karališką spausdyklą. Mobilią spausdyklą. Jos pagalba Batoras skelbė savo nutarimus, Seimo konstitucijas ir šiaip tai savo tiesos versiją. Propaganda, realiai turėjo propagandos būrį. Taip.
PR'as. O mobili reiškia, kad ji yra... Gali vežiotis ją Važiuot su savim. kartu, ne? Labai juokinga atrodo. Galvoju, karietą, kuris spausdė. Baisiai. Jo. Puoja Nu, kažką. kaip dabar printerį bagažinį turėtų. O kaip perdod informaciją jiem, ką jiems spausdinti, ta prasme, yra karietų linija, kur iš vienos karietos į kitą. Balandžiais. Labai ilga siūla su 2 puodukais galuose. Bet čia ne viskas. Kitais metais, 79-ais, jis netgi paskelbė draudimą siųst neantspauduotus laiškus iš karo. Kitaip sakant, visi laiškai, kurie ėjo iš karo linijos, turėjo pereiti per jo cenzūrą. Okay. O kitais metais, lydimas lygiai 0 protestų, žengė dar toliau, drausdamas visos valstybės spausdytojams spausdyti bet ką be karaliaus leidimo. Šlekta kaip ir pražopsojo šitą momentą, ant kiek čia yra visai kitam lygiai. Jie pražiopsojo, nes jie turbūt nesuprato. Kodėl tai baisu? Jo, kiek tai. O nėra, kad jis pasinaudoja vykstančių karų tokiam, praštampuo daug tokių įstatymų, kurie pasirodo jam visai gal ir neblogai, ne? Ir taip ir ne, visi naudojosi tuom. Ta prasme, jo Batoras reformavo karuomenę, pradėjo reformas, bet šlekta buvo visiškai ant to paties puslapio, sako, jo, reikia, gerai, taip darom. Bet už tai, kad pakelia mokesčius, Batoras, pavyzdžiui, turėjo pasirašyti šitą pokytį teismuose, kad, žinai ką, teisminė valdžia turėtų būti atskirta nuo karaliaus šiek tiek labiau. Labai įdomu, kad viena vertus atskiria teisinę valdžią nuo karalius, kita vertus įveda cenzūrą. O su ta cenzūra mes šitą matom iš 21 amžiaus informacinio karo informacijos pertekliaus perspektyvos, o 16 amžiaus realijose, ta prasme... Kartą į mėnesį gauni gal kokį... Neseniai spausdykla išrasta apskritai, kad niekas skaityti nemoka. Oi, sorry, pamiršau šitą. Jis net, šitą prasme jis net gal per modernus biškai buvo, ne, tipo... Tikrai žaidė visai kitam lygiai, žinojo skirtingus kampus kariavimo. Ir dar vienas svarbus pokytis, Vilniuje įsteigė patrankų liejyklą. Kodėl tai yra svarbu? Kuo ypatinga yra, kad miestas turi savo patrankų liejyklą? Visų pirma, iš Vilniaus buvo daug arčiau transportuoti naujas patrankas in fronto liniją, kur in rytus. Visų antra, tai iškelia šiek tiek Lietuvos statusą ant viršų. Čia toks, kaip pasakytum, tankų gamyklą šiais laikais, ne? Patrankų gamyklą. Also true, jo. Ir kai važiuoja, ar ne, iš vakarų vadinamieji specialistai to meto, kurie ten vadovauja procesam, tai čia ir modernizacijos prasme yra gan didelis. Know-how šiek tiek. Aš matai labai pažiūrėjau buitiškai šitą, kad yra forma, į kurį įpili metalą ir atsiranda patranka. Bet jo, yra kitų niuansų tikriausiai iš tam sandalį. Jo, ko jie čia taip išras patys negalės. Išras apvalų akmenį. Surink krūvą girnų, sustatykės stačiai tokių... Dar patrankos nesimatęs anksčiau. Taigi, Maskva užėmus Livoniją ir prasidėjo dėrybos. Ale tų dėrybų pats caras visai nepalengvino. Jo pasiuntiniai atvykę 78 spalį savo elgesiu išvedė šiaip tai labai korektišką, diplomatišką Batorą iš kantrybės. Anot dvaro istoriko Reinhardo Heidensteino, kai stojo prieš karalių, nenorėjo nieko sakyti, kol karalius, nusiėmęs galvos apdangalą ir atsistojęs nuo sosto, paklaus apie jų monarcho sveikatą ir gerbūvį. Kitaip sakant, kol jis nepasveikis Ivano, tol jie nešnekės, nors jie atsiųsti šnekėti. O Dieve. Primena šį bei tą, kalbant apie tai, kaip diplomatai elgėsi prieš pat invaziją dabar. Šiaip jų diplomatinė tradicija visai atitinka dabar irgi. Taip, cool. Batoras neplanavo taikstytis su tokiu įžulumu ir įsakė dar vieną karvę. tuos pasiuntinius įsakė išsiųst atgal į Lietuvą, ale čia šaltiniai nesutinka už tai, kad tas siuntimas atgal į Lietuvą tai buvo užkoduotas įsakymas juos įkalint Brastoj. Jau čia chamiška buvo, jeigu pasėdė toj celiai. Šiek tiek pagalvot, ką padarė.
Ne vien dėl manierų, bet ir dėl to, kad Batorą pasiekė ir kita džiugi žinia. Andriaus Sapiegos vadovaujama 2,5 tūkstančio siekianti karauna kartu su 3,5 tūkstančio švedų sąjungininkų sugebėjo atremti 18 tūkstančių siekiančią Maskvėnų armiją. Jie apgynė Cėsių pilį, užėmė, tada apgynė nuo 2-3 kartus didesnės kariuomenės, pagrobė jiem 4 patrankas ir paguldė mūšio laukia 6 tūkstančius maskolių. Tai yra Livonijai visi išsiuntė 30, o jis paguldė šitą mūšį 6 net. Tai penktadalį. Ale Geter kampanija dar tik prasidėjo. 1579. Maskva. Kelintą valandą laukdamas po durimi, Batoro pasiuntinys Uopačinskis pagaliau buvo leistas į Hosudaro sosto kambarį. O ten tiesiog arklidės. Šienuko šiek tiek padėti. Ta karvė aprengta. Bet biškai Svieta. Ir tai yra vienintelis apsirengęs gyvūnas visoje. Biškai prasisakščiu. Prie sienų stovintys bajorai stebėjo kiekvieną diplomato žingsnį. Priartėjęs prie sosto, Lenkas ėmė pasakot apie siaubingus caro nusikaltimus, jo melą ir klastą, panieką tautoms ir įstatymams. O tada, išsitraukęs kardą, tarsi paties Batoro balsu sušuko. Su Dievo pagalba atlyginsime už visų mūsų subjektų skriaudą ir išlietą kraują. Tavo krikščioniškų subjektų kraujo mes netrokštame. Kitaip sakant, karas yra prieš tave, o ne prieš tavo žmonės. Čia yra... This is personal, ne? Jo. Oficiali karo deklaracija tai buvo gerų manierų požymis. Steponas Batoras jau žygiavo su 40, o gal net 5-6 tūkstančiais galvų siekiančią kariuomenę. Katros pažiba, anot karaliaus kronikininko Heidensteino, buvo lietuvių kavalerija. Geter gretose kovėsi taip pat vengrų pėstininkai, katruos siuntė Stepono brolis Kristupas, bei Prūsijos pasamdyti Landsknechtai. Nu ir aišku, Lenkai. Tarp kitko. Ir ten kažkur. Nors didysis Lietuvos etmonas Mikalojus Radvila Rudasis tikino, kad kampanija turėtų būti nukreipta į tvirčiausią Ivano tvirtovę – Pskovą, karalius nusprendė, kad svarbiausia yra atsiimti vartus į Dauguvą, tai yra Polocką. Priekiu pasiuntė Radvilą ir Bekešą, pats pasiliko su pagrindiniam jėgom. Mobili Batoro spausdykla spausdino ir dalino kariuomeniai manifestą apie karą, kad karas yra teisingas, neplėšikiškas, bei kad nevalia skriausti rusų civilių. Įdomu, kodėl eiti šitą ekstra mylę, kad neskriaust vietinių gyventojų ir kam pasakot apie tai savo karjerą, kokia motyvacija viso šito? Kad atiduotų pilis be kovos. Tie, kas gyvena pilyse, žino, kad jų niekas nežudys. Tai kitaip tariant, atvirkščia logika rusų logikai. Taip, čia yra Julijaus Cezaro politika. Bet labai irgi įdomus, ar ne, civilizacinis klešas. Taip, iš karto. Kur kultūros kažkiek yra, o kur... Kadangi visą kelią lėjo vasarai nebūdingi lietus, kariauna pradėjo abejoti Dievo pritarimu. Lietus nesustojo ir Polocko apgulties metu. Todėl nepaisant uždegančiosios amunicijos ir nuolatinių bandymų, gaisro sukelti jiem nepavyko. Drąsa pasižymėjo artimiausias karaliaus vengras, kaip rašo Ježi Besala. Patrankas prižiūrėjęs Bekešas džiaugiasi, kad kovos įkarštyje galėjo pamiršti apie skaudančius kaulus ir įkyrę skrandžio opą. Tarsi paprastas kareivis jis rizikavo savo gyvybę, neretai aptaškytas mirštančių ir sužeistųjų krauju. Labai teigiamai nupiešė tą tokį, čia trykšta kraujai. Jis mėgsta ten būt. Taip, įvykius su kurį pačiam, žinai. Niuniuoja kažką gal. Jis yra avantūristas, čia yra, jam turbūt ne Transilvaniją valdyti, jam reikia mūšio laukia taškytis. Bekešo karšto košiškumas žiauriai nepatiko didžiajam karūnos etmonui, Mieleckiui. Apskritai kariuomenė turėjo labai daug vadų, o Lenkai dažnai pykosi su vengrais konkrečiai. Šiaip tai daugiatautiai lietuvių, lenkų, vengrų, vokiečių, lyvių, rusėnų, totorų ar škotų pilnoj kariuomeniai buvo labai sunku palaikyti discipliną.
Tačiau daugiausiai kantrybės ir savitvartos prireikė jau užėmus miestą Polocką. 79 rugpjūčio 29 po 18 dienų trukusios apgulties Polockas praverė vartus. In vidų žengė kariai, neaptiko žadėtų turtų ar brangenybių, ypač kad karalius susitaręs miesto gyventojus praleist nenuskriaustus ir su turtu, kurį gali pasimti ant kupros. Iškeliaujančius saugojo karūnos pėstininkai, todėl kad GTR kariai Polocke aptiko sukrečiančių vaizdų. Aplink pilį ir viduje surado suniokotus kūnus. Tai buvo Batoro kareiviai pagrobti renkant maistą. Ypatingai žiauriai maskoliai pasielgė su vokiečiais, virdami jos gyvus katiluose, lupdami nuo jų odos diržus. Again, vokiečiai. Jo. Specifiškai. Nu, again, maskoliai. Ką daro? Tai ką ir dabar daro. Ir nors polockiečiam pasisekė, daugelį jų Ivanas paliko gyvus, tai panašiai pasakyti negalėjo Rasonų gyventojai. Čia yra miestelis Baltarusijoje, tai yra 40 km nuo Polocko. Juos užėmė, Mielecko kariai išpjovė beveik 5000 siekiančią įgulą. Vokiečiam tai buvo kerštas už Maskvalų niekšybės Livonijoje. Batoras kampaniją užbaigė sėkmingai. Jis atėmė Polocką kartu su Rasonais, Suša, Taraule ir aplinkiniam žemėm. Lietuva, o ypač Vilnius, atstūmė nuo savęs pavojų greitiem ir lengvai pasiekiamiem raidam. O Seimas palankia akim žiūrėjo in sekančią kampaniją. Ona laukė Stepono sugrįžtančio iš karo, bet anot liudininkų su didžiuliu ir atviru liūdėsiu. Bet jos liūdėsys buvo pasyvus. Anot kai kurių, Batoras iš vis bijojosi Onos, o tiksliau, bijojosi, kad bus nunuodytas. Gandai apie Boną Sforcą vis dėlto labai gilias šaknis buvo suleidę. O Ona buvo sunkiai mylima. Karalienė reikalavo, kad būtų traktuojama kaip pirmas asmuo valstybei, kad pirma jai būtų atiduodama pagarba ir su ja būtų susikonsultuojami šalies klausimai. Ambicinga, sakyčiau. Jo, ypač neužsitikrinus paramos bazės. Žiemą karalius praleido kartu su žmona, bet artumo tarp jų nebuvo. Ir karalienė kaltino dėl to Joną Zamoiskį. Tuo tarpu Zamoiskis patilo, kai mąstė, ar nesuorganizavus Steponui kokių tai skyrybų. Wow. Jonai, mes pabėgsime kartu. Jo, visiškai. Toks įsivaizduoju, kur Ona tiesiog užknus, jau galim bent jau 3 ten nemiegoti kiekvieną vakarą. O Steponas Batoras jau planavo sekančią kampaniją. Jis pasamdė daugiau vengrų pėstininkų ir įsakė didžiajam karūnos etmonui šaukt kariuomenę. Tačiau Mieleckis, nors sėkmingas Polocko kampanijoje, atsistatydino. Jam buvo per daug tų barnių su Bekešu, jis nesijautė gerai tam vaidmenijau ir pykosi taip pat ir su Radvila, ir su Zamoiskiu ir pasitraukė iš viešo gyvenimo. Ok, labai taip amaut, ne? Karo metu. Jo. Nu, čia tarp kampanijų, tai sakykim tarp karo, tarp karų. Ką padarė karalius? Jis tiesiog davė iš karto postą Jonui Zamoiskiui. Dalis šlektos... Nuo sofos tiesiai. Tai gal ką nors kita, Zamoiskis turi 0 patirties, jis nemoka karaut, nežino, bet kol tarėsi, tai tiek Batoras, tiek Zamoiskis jau spėjo išjot su kariuomenė. Nu jau tiesiog įvykdytas faktas. Okay. Ale Maskvos Hosudaras irgi nemiegojo. Jis išlaisvino Batoro pasiuntinį Opačinskį, tą, kuris grasino jam deklaravo karą, apdovanojęs į Šilkos karą ir tikinęs, kad tai viso labo nesusipratimas. Tai jau pradeda minkštėti jam. Netyčia uždarėm tave. Kuriam laikui? Pusiai metam. Ei, bet kas gali padaryti? Kam nebūna. Tai ims karelę ir pamiršta. Ir tuo pat metu Geriausių tautų Respublikoje caras samdė šnipus ir vykdė šiandien pasakytum hibridinį karą.
Maskvėnai susisiekė su Lietuvos dvaro maršalka, didiku vardu Grigalius Astikas. Skološęs skęstančio didiko namuose kratos metu surasti padirbti senatorių antspaudai bei vokai paruošti siųsti rytus. O Kavarske karaliaus tarnyba sugavo Astiko bendrininką su metalo ir įrankiais reikalingais kalt monetas. Kavarske? Kavarske. Ne Kiek Kavarskai yra tomas? Ką aš žinau, čia bus koks Baltarusijos pietų Kavarskas. Wow. Kavarske. Ne tik koldūnai, klausyk. Bet ir pinigų padirbinėtai. Ja. Tardymo metu išdavikas prisipažino planavęs nužudyti karalių. Tačiau neaišku, kiek jo teiginiais galima tikėti už tai, kad jį tardė. O jis nužudyti karalių norėjo kaldamas monetas? Ne, tai buvo bendrai konspiracija. Gadyti ekonomiką, falsifikuojant monetas, informuoti apie visus judėjimus ir, kai pasitaikys proga, nužudyti karalių. Bet kokie pizdūnai? Iš karto kaip tos seniai? covert operations, žinai, viduje, snaikink priešą iš vidaus. Ai, nu bet tai turbūt ir tardymo taktikos jau tada tokios pačios irgi buvo. Dalį Astiko turto, Alantą, karalius skyrė Bekešo sūnui, Gabrieliui Bekešui. Nepaisant Lenkų didikų pasipiktinimo, kad karalius dalina turtą ir pareigybės vengram. Batoras įvykdė perdavimą pagal visas lietuvių administracijos taisyklės ir reikalavimus. Pavyzdžiui, kad dokumentai būtų surašyti rusėnų kalba. Pats Kasparas irgi neliko be dovanų. Už drąsą Polocko kampanijoje jis gavo dovanų Landskoronos starostėje. Šita karinė kampanija dėja buvo Bekešui paskutinė. Ja. Iš Vilniaus Batoro konkurentas, tapęs draugu, patraukė į Gardiną. Ir šita kelionė jam buvo prieš paskutinė. Pakeliui susirgęs, jis mirė Gardino mieste. Tai net ne mūšį? Ne, po mūšio, tarp kampanijų. Karo darboholikas ir miršta. Ne viduramžių, bet senovės dalykai. Peršalė ir numirė tiesiog. Oh well. Praėjai didžiausias skerdyklas. Taip. Tada, gripas. Taip, literaliai. Bekešo kūnas buvo pargabentas į Vilnių. Kadangi, cituojant vieną Lenkų serialą, jis nerado savy metafizinio prado, kitaip sakant, jis buvo ateistas. Nors kai kur rašo, kad jis buvo ateistas, kitur, kad jis buvo arianas, tai čia krikščionių sekta. Nei vienas Vilniaus šventikas nesutiko, kad ateistas Bekešas būtų palaidotas jų kapinėse. Wow, ok. Todėl jį palaidojo ant vieno Vilniaus kalno. Kurio? Aha, labai įdomu, kuris čia bus. Imk ir žinok dabar. Tiek tų kalnų. Kiek tų Bekešo kalnų Vilniuje. Ant stalo kalną? Ryčiai. Nustepčiau, manau. Ant Gedimino. 3 kryžių? Kažkur plius minus ten tarptų. Bekešui pastatė 8-kampį paminklą, kuris 19 amžiui nuslinko kartu su nuslinkusiu krantu dėl patvinusios Vilnelės upės. O su visu Bekešu nuslinko? Anot kai kurių šaltinių, taip su visu Bekešo kūnu išskyrus duobei likusią geltoną aksominę kepurę, kuria buvo papuošta jo kaukolė. Bekešo pautai buvo per sunkus tam kalnui. Tai liko kepurėlė tik. Su kaukolė. O tai čia turim Bekešo kalną Vilniuje dabar. Ai. Make sense, taip. Tai ten šitas čia buvo. O tai niekada jo kūno ir nerado, neieškojo? Nuplaukė? No. Ir taip lietai upė, žinai, Vilnelė, kur galėtum prieiti paimti. O gelbėjimo operacijos buvo kiek ribotesnės tais laikais, žinai. Tai turbūt apaugę krantai buvo. Tai niekada nerasim turbūt. Jau nuplaukė tas antkapis. 6 metrai nuo kalno galiu visą kalną. Išsiuntė nuo Belmonto specialų baidarininkų būrį. Sparnuotėjai baidarininkai. Maskvos hosudaras be perstojo siuntė Batorui dėrybininkus. Tačiau karalius aiškiai komunikavo, kad neplanuoja derėtis. Todėl jis pradėjo gaudinėti Ivano išvedžiojimus apie jo teisę šitom žemėm. Po kokio laiko
Batoras tiesiog siuntė jam jo paties laiškus, net nepralauštus atgal. Net nesin. Nice. Tiesiog remove. Jo. Įsivaizduoju tą momentą, kai parneša jam tą atplėštą laišką ir jau net ta karvės Jonas nepatogina. Man atrodo, Ivanas iš pradžių nesupranta, perlauža, pradeda skaityti ir toks, o ne, čia visai nedurnai sąrašė. Turi gerų idėjų. 1580 vasarą karalius iškeliavo į didžiuosius laukus. Lenkai į karą vedėsi beveik 23 000 karių, iš jų 10 000 raitelių, o lietuviai ne visai 26 000, iš jų 11 000 raitelių. Viso GTR pajėgos siekia 48 000 kažkur, nes ten dalis buvo ir aptarnavimo. Ir 70 patrankų. Su šita kariuomenė naujasis etmonas Zamoiskis bei Radvila atiminėjo pilis ir tvirtovės vieną po kitos. Rugsėjo 1 dieną prasidėjo didžiųjų laukų tvirtovės apgultis. Jį užtruko vos 4 dienas. Įgulai pasidavus, vengrai įsiveržė į miestą ir ėmė jį plėšti. Įsivyravo chaosas ir niekas neužgesino plintančio gaisro. Ugnis pasiekė parako sandėlį, sprogimas užmušė 200 GTR kareivių, sunaikino 36 patrankas bei sugrovė dalį įtvirtinimų. Wow, 36 patrankas, jie 70 nešęs tik tai su savim. Jo, bet tos patrankos buvo miesto patrankos. Okay. Ale šituom laimėjimu Batoro kariuomenė praskėtė kelią link minkštesnės Maskvos papildvės. Ką prašo daktaras Antanas Giedraitis. Buvo ne tik pralaužta Rusijos gynybinė pasienio pilių sistema, bet pasiekta ir rimtų strateginių laimėjimų. Stepono Batoro strateginis Livonijos atkirtimo planas buvo beveik įgyvendintas. Kampanija pasibaigė sėkmingai. Ale kariuomenė iškirto vidurų šiltinės epidemiją. Anot kronikininkų krito net 10 000 GTR karių, o ir pats karalius susirgo. Nepaisant 16 amžiaus medicinos, jis pasveiko. Taip yra įtikėtina, bet labai nuostaba kelia, kad išeini į karą ir tiesiog 10 000 kareivių praganai ant vidurių šiltinės. Apšitridžia, negyvai. Taip, būtent. 5% tavo žmonių. Jo. Nu, Maskvenam tas pats galiojo. Ten irgi. Įdomu, kas siautė aplink liga. frontą tenai tada tokių questionable O naujas upė susiformavo, žinai. Ja, ten kvapą matai iš toli. Ar tai rūkas? Karalius, pasveikęs, užsiėmė biudžetu trečiai karo fazei. Šlekta vis mažiau palankiai žiūrėjo naujus mokesčius, todėl Batoras ir vėl kreipėsi pas vokiečių kunigaikščius ir didikus dėl paskolos. Jis realiai finansuoja paskolom, kur jam pritrūksta. O GTR dabar, sakytum, labiau laimė ar pralaimė? Čia visiškai vienus vartus dabar eina. Laimė. Laimė, jo. Nu, tai- Atsiiminėja Livoniją. Tai išlėktas iš karto, tai išlėktam iš karto, jau biškit saugiau jaučiamės. Tai galima Jo. atsisukti į mokesčius, kurie čia mus biškiai užknisa. Taip. O GTR, nepaisant to, kad yra kaip ir savo geram laikė, vis tiek turi skolintis pinigus iš užsienio, nes neturi. Jo, nes daug mažesnis karo grobis negu tikėtasi. Okay. Caras ir toliau siuntė pasiuntinius su vis rimčiau skambančiom dėrybų propozicijom. Vilniui ypatingai padaugėjo šnipų, o pas Batorą atvyko pats popiežiaus pasiuntinys, jėzuitas Antonijo Posavino, su taikos misija. Misija, katrą pasiūlė patsai Ivanas. Bet čia skamba, kaip jau Ivanas norėtų užrišti šitą dalyką, ne? Taip, nes jam pradeda įkyrėti ir švedai. Tai jisai realiai 2 frontais turi vykdyti kovą. Sužinosim už 100 metų, ką tai reiškia ir mes. Batorą taip pat sukrėtė liūdna žinia. Numirė jo brolis Kristupas, Transilvanijos vaivada. Tačiau liūdesys neužtemdė karaliaus proto. Vis sunkiau sekėsi rinkti kariuomenę. Šlekta rimtai pradėjo galvoti apie taiką su Maskva, ale Batoras akis laikė ant kamulio. Štai 1581 jisai laiške carui parašė. Sėsk ant žirgo ir susitarę dėl vietos ir laiko pasirodyk vyru.
Prisistatę viens kitam, apspręsim kieno teisingumas. Šitaip mažiau krikščioniško kraujo praliesim. Ok, Steponai, jau taip atsakė tą kalbą, kurią supras, žinai, Ivanas. O Vėl klasik. ir Ivanas suprato, jisai suprato, kad kariuomenė jau žygiuoja, kad čia nėra deklaracija, čia jau yra fakto konstatavimas. Pskovo žygis užklupo carą pasiruošusį. Tvirtovę gynė 5500 įgulą, tačiau to pakako, kad karalius suprastų savo pajėgų nepakankamumą. Nors Pskovą pasiekė anot Giedraičio 47 000 geterkarų, tai paimti įspūdingą tvirtovę reikėjo dvigubai tiek. Steponas Batoras atsisakė tiesioginio puolimo ir pradėjo ilgą apsiaustį, kuri gan ramiai tęsiasi iki 1582 metų pradžios. Per visą apgulą Pskovas atrėmė 31 puolimo ir pats surengė 43 išpuolius. Faktiškai lietuvių ir lenkų kariuomenė įklimpo į nežinia kada pasibaigsiančią apgulą, kuri kol kas nedavė jokių apčiuopiamų rezultatų. Siautė ligos, kankino šalčiai, dalis kariuomenės nuolat badavo. Tai jūsų klasikinė apgultis. Nėra fainų, nėra malonų, gana nuobodu ir alkana. Ale apgultis nesibaigė tragiškai. Ji privertė sėst carą prie derybų stalo. Pasirašyta jam Zapolės taikos sutartis, katroj Geter gavo beveik visą Livoniją, o Maskvai grįžo dideli lokai. Taip pat pasižadėta susilaikyti nuo karinių veiksmų 10 metų. Čia beje yra pati žymiausia šito karo dalis, kurią mes visiškai prašokom. Čia yra ta karo fazė, kur Radvila gavo nikneimą Perkūnas. Ir čia yra daug įdomių mūšų, bet gal kada ateityje bus galima išsiplėsti ant šono, nes vis dėlto fokusas yra ant Batoro. Taip. Ivanas Rūstusis nebeturėjo pajėgumų kauti su Geter ir su Švedija vienu metu. Jam reikėjo šitos sutarties, nors psichinė sveikata ir politinė situacija ėjo blogyn dar nuo Polocko kampanijos laikų. 81 jis uždaužė negyvai savo sūnų Ivaną Ivanovičių. Siaubingas diktatorius mirė nuo insulto 84, nespėjęs pasiruošti dar vienam karui. Paveikslas yra labai garsus. Kuris muša sūnų savo? Kur nužudytą sūnų laiko. Didžiausias propagandinio fronto laimėtojas buvo patsai Batoras. Jo spausdykla liaupsino karaliaus laimėtojus, duodama pagrindą itin teigiamam 19 amžiaus istorikų žvilgsniui. Koks maladėts karalius, sako karalius. Jo, nepaisant teigiamo vertinimo šiuo laikinių istorikų akyse, santykiai su šlekta nebuvo patys šilčiausi. Didikai, nepatenkyti propagandinę karaliaus spaudą, kaltino Batorą absolutistiniam tendencijom. O krizės momentas ištiko valstybę Samuelio Zborovskio teisme. Šitas didikas, kurio giminė, kaip minėjau, padėjo iškelt Batorą ant sosto, liko pešus mažiausiai tiek iš karų, tiek iš dalinamų pareigybių. Samuelis tiek suinvestavom ir niekas mums iš to. Samuelis gyveno už įstatymo ribų. Da prieš Batorui tampant karalium, Zborovskis nužudė kitą didiką, tačiau įtakinga giminė išgelbėjo avantūristo skūrą. Užuot mirties bausmės, jo laukia tik tai ištrėmimas. Jisai stengiasi grįžti gerą karaliaus pusę ir kovojo prieš Maskvą, bet amnestijos nesulaukė už tai. O kur trėmė? Tiesiog negali grįžti į valstybę. Eik kur nori, bet negali grįžti. Važiuok iš šalies. Jo. Batoras nenorėjo supykdyti kitų didikų, kurie jau kreiviai žiūrėjo ant karaliaus savivalę. Ale Samuelis, užuot pabarstęs galvą pelenais, ėmė žaist politiką. Savavališkai vedė dėrybas su totoriais, maskvenais ir turkais, užiminėjo pilis žemės, plėšė turtą Juodoj jūroj ir aplink ir apskritai elgėsi taip, lyg būtų magnatas iš tikrųjų kažkoks svarbus. Galų gale Samuelio Zborovskio savivalė pradėjo kelt grėsmę valstybei, už tai, kad sunaikyti turkų laivai užtraukė sultono rūstybę. Tad karalius įsakė suimti Zborovskį. Įtampa tarp Batoro ir šlektos didėjo. Nei Samuelis,
nei jo giminė neplanavo nusileisti. O pirmu taikiniu jie išrinko Joną Zamoiskį. Reidai Zamoiskio žemės ir grasinimai kanclerio gyvybei išreikalavo veiksmus. Užklaustas, ką daryti su Zborovskiu, Batoras atsakė lakoniškai. Piktas šuo užmuštas nesikandžioja. Samuelis buvo suimtas, nuteistas ir nukirzdintas. Tačiau tai neuždarė temos, mat su jo broliu Kšištofu Zborovskiu karalius galinėjosi dar iki 85 metų. Ir tada Seimas pripažino jį kaltu dėl išdavystės ir planų nužudyti karaliui. Ir vėl mirties bausmė ir didžiulis šlektos ažiotažas. Kas įdomu, pusė šlektos palaiko Batorą, kita pusė nekenčia. Ne tiek dėl Zborovskio, kiek iš principo, kad mes čia kuriam precedentą, mes to nenorim. Ir šitas marvė tęsiasi dar iki Zigmanto Vazos. Livonijos karai padėjo užtikrinti GTR saugumą ateinantiem metam. Ale absoliučios ramybės Batoro širdyje jie neatnešė. Su taikos misija atsiųstas popiežiaus pasiuntinys po Savino atnešė karaliui ir kitą siūlymą. Su popiežiaus Grigaliaus 13 pritarimu jie kalbėjo apie Vengrijos išlaisvinimą nuo Osmanų jungo. Ale šitie planai reikalautų susiartinimo su Habsburgais. Niekada! Taigi Batoras įsakė išanalizuoti visus GTR susitarimus su Habsburgais, visus dokumentus, kad suprast teisinę situaciją ir titulus. Karalius ėmė svarstyti, ar Silezija nėra labiau Lenkijos nei Šventos Romos imperijos. Ale, anot istorikų, Stepanui čia labiausiai rūpėjo gimtos Vengrijos reikalai. Karalius buvo pasirengęs sukurti alijansą su ciesorium, tačiau visiškai naujomis sąlygomis, kurios gintų vengrų ir čekų teisės bei Žečpospolitos sienas nuo galimo amžinosios taikos sulaužymo. Tai buvo gigantiško diplomatinio žaidimo, kurį vykdė Batoras, elementas. Alijansas turėjo apriboti ciesoriaus ėjimus, apsaugoti nuo turkiško pavojaus, atverti Vengrijai naują viltį, o visų pirma atrišti Stepono rankas rytuose. Taigi jis tuo pat metu kuria sąlygas gal Turkiją, o gal Maskvą dar pult. Tai čia yra atrišti rankas rytuose. Wow. Taip, kad užpuolęs vieną ar kitą, jisai nenukentėtų nuo Habsburgų. Popiežius dar nuo Polocko žygio laikų kalbino GTR valdovą stotin antiturkišką lygą su Habsburgais. Tuo tarpu nusilpus Maskva susilpna pročių Fiodoru I ant sosto irgi rodėsi kaip prinokęs žemai kabantis vaišių. Realybėj Batoras nenorėjo pykti su Turkija ir darė viską, kad vėlint ir apžaist popiežiaus pasiuntinį. Labiau jam rūpėjo išspręsti Maskvos pavojų visiems laikam. Tačiau Pavyko. šitiem planam jam pritrūko laiko. Oficialiai Batoras prisistatinėjo kaip sveikatingumo etalonas. Aplinkiniai stebėjosi vešlia ir tamsiai juoda Batoro barzda. Čia buvo irgi rimtas bairis, kad nesimato joj žilų plaukų. O plinkančią galvą pridenginėjo kepura. Jis buvo idealios, kaip tiem laikam figūros, o pastovios medžioklės, ar tai, kokiu būdu karalius reagavo į karo žygio nepatogumus, tik įtvirtino viešą nuomonę, kad jis yra puikios kondicijos. Jis, pavyzdžiui, miegojo taip kaip kareiviai paprasti, su balnu po galvą vietoj pagalvės ir ant beržo šakelių supjaustytų. Sorry, prasėdi visą dieną ant tą balną ir tada... Savo paties, tai Nuotykiai. Realybė buvo atsargiai slepiama. 10 Batoras gydėsi nuo nežinomos ligos. Ką prašė dvaro gydytojas Jokūbas Goslavskis. Karalius turėjo ant dešinės kojos per 2 pirštus po keliu iki pačiai vakaulio kažkokį patinimą, kuriame kilo negilios žaizdos, iš kurių sunkiai įsiskystis. Ant šios kojos po keliu jis turėjo plyšį, o kai iš jo mažai tekėjo, valdovas prarasdavo apetitą ir jį kamuodavo bemiegis naktys. Su šituom negalavimu istorikai siejo Batoro pykčio priepuolius. Jis buvo labai mandagus savo korespondencijai, bet turėdavo tokių tikrai pykčio priepuolių tam pačiam Seime. Čia irgi, kai netekėdavo pakankamai ten iš to... Arba per daug, jeigu tekėdavo tikriausiai. Jo.
Dalis istorikų sieja šitos negalavimus su negydytu sifiliu. O amžininkai kelia ir nunuodėjimo teoriją, prie kurios nagus prikišo Ona Jogailaitė. Tačiau, kaip įtikinėja Agnieszka Pawłowska-Kubik ir panašios nuomonės laikosi ir Jerzy Besala, Batoras veikiausiai kentėjo nuo inkstų nepakankamumo. Galimai uremijos, tai yra tas, kai inkstai blogai veikia ir nesugeba išvalyti kraujo pilnai ir sutrinka rūgščių ir šarmo pusiausvyrą. Ir jis per odą išbėga Jo, tiesiog. bet kaip tada per kelio plyšį kažkokį ten šeivakaulio plyšį jam? Aš medicinos tiek neišmanau, bet pavyzdžiui, cukraligės atveju irgi atsiranda žaizdos, kurios negyja. Ir su inkstais, kai inkstai gerai neveikia, labai gali atsirasti tiesiog žaizdų ant kūno, kurios pūliuoja pastoviai. Kolegos medikai, pasidalinkite savo žiniomis šitą sultingą temą. Bet nenuotraukomis. Ne. Ir šita negyjanti žaizda atsirado dar pirmo epizodo pirmoj pusėje, kai Steponas kovėsi su Bekešu dėl Transilvanijos sosto. Kerelio Šentpalio mūšyje Batoras skaudžiai sukandžiojo šuo. Negyjanti žaizda lydėjo vengrą iki pat gyvenimo pabaigos, groteskiškai jam šnibždėdama memento mori. Dar 1585 karalius surašė testamentą, katram didžią dalį savo turtų perrašė vengriškai Transilvanijos kunigaikštystei. Dalį taip pat numylėtam Gardinui, o taip pat veteranų ligoniniai Varšuvoj. A, jis Gardiną labai mylėjo? Taip. Okay. O Onai paliko šalikėlį. Taurę su monetu. Testamento vykdytojais paskyrė Zamoiskį, Opalinskį bei Kristupą ir Mikalojų Radvilas, kas rodo, kad karaliui rūpėjo darna ir taika tarp Lietuvos ir Lenkijos. 1586. Gardinas. Ypatingai šalta ir vėjuota gruodžio pradžia nemenkino karaliaus pasitenkinimo. Štai Roma jau ruošia vežimus su auksu, sekančiam žygiui prieš Maskvą. Mokesčių surinkimo mašina geter judėjo pilnu greičiu. Diplomatija aktyviai dirbo, užtikrydama Turkijos neutralumą, o ir karaliaus sveikata rodos gerėjo. Ypač turint omeny baisų epizodą keliaujant į Gardiną, kai ledas sulūžo po Batoro rogėm ir valdovas pats išsigelbėjo. Tačiau jis niekad nesijautė turintis pakankamai laiko. Galbūt todėl pasiekė net tiek. Ambicingus planus nukaut Maskvą, Jogailaičių mada sujungti Lietuvą ir Lenkiją su Čekija, o gal netgi ir su Vengrija. Giltinė priėmė su sau būdinga tylia šypsena. Panašiai kaip jo tėvą prieš 53 metus, Vengrą pasiglemžė negyjanti kojos žaizda. 1586 gruodžio 12 geriausių tautų Respublikos valdovas Steponas Batoras užsimerkė paskutinį kartą. Karalius negyvas. Tegyvuoja karalius. It's disco time. Hei, bet daugiau nebebuvo piktas. Ačiū už istoriją, Tomai. Buvo įdomu, ta antra dalis ypač tai pagavo labai pagreitį su įvykiais. Mane tai galbūt, aš kai daug nežinojau, man labiausiai... Kaip, po pirmo epizodo nebuvo tokio stipraus įspūdžio galbūt dėl jo, ar ne, jis toks buvo scheming šiek tiek atrodė, toks veikėjas, kuris, atsidūrė soste ir dabar žiūrėsim, kas bus, bet jisai, jau būdamas karalių, nepaisant tų visokių išbandymų, jis vis tiek pasirodė didelę dalim toks modernizuojantis ir neveikėjas, kažkaip tai sugebėjęs laviruoti, nepaisant savo pradinių nesėkmių, apie kurias galėsite išgirsti kitą savaitę mūsų Contribui platformoje, mėly mūsų klausytojai. Aš manau, jeigu jis būtų pasitaikęs, tokio tipo vadovas pasitaikęs tam blogajame periode, kai viskas byrėjo, galbūt būtų buvę galima kažkokio tai kitokio rezultato pasiekti. Aišku, čia jau yra kontrafaktinė istorija, čia neaišku niekas, bet jo, įdomu buvo. Tik tai ar gali pritraukti į tokią darbo poziciją tokį talentingą žmogų, jeigu viskas grūva?
Tokie talentingi jau nenori. Nu, tada kaip, ateiti. yra žmonės, kurie turi fetišą, kurie, vat kaip sako, žinai, she's broken, I will fix her. tai gal toks momentas pas Batorą galėjo irgi nutikti, aš nežinau. Bet aš iš tikrųjų įgavau šiek tiek daugiau pagarbos jo kaip valdovo figūrai. Aš galbūt dabar labiau suprantu, kodėl ir tai Lenkijoje yra iki šiol toks didelis turbūt ir gerą atspalvį turintis vardas, nepaisant to, kad tai buvo vengras. Ačiū, buvo labai įdomu išgirsti, klausytis ir kad, sugebėjo atstovėti tokį crazy Marozą kaip, crazy ir protingą, turbūt talentingą Marozą kaip Ivanas Raustusis. Čia irgi turbūt yra pasiekimas, kuris per mažai akcentuojamas pas mus istorijos pamokose ir apskritai žiūrint į tą periodą. Lengva nurašyti, bet jis buvo gabus. Ačiū už dar vieną užpildytą skylę. Plyšį. Jo, duobę šiaip didžiulę šito periodo. Po pirmo epizodo, neneigsiu, atrodė, kad Steponas Batoras ieško savęs. O šitam epizodė jau atrodo jisai rado, užpildytą darbo poziciją ir dirbo. Gal iš viso pateikimo aš kažkaip galvau, Steponas Batoras, aš žinau garsų vardą, žinau kažkiek istorijos apie jį, bet niekada atrodo nerašiau didžiosiom raidėm jo vardo, kaip istorinės asmenybės. Ir aš kažkaip atsinešiau šitą mintį, kad gerai, paklausom, pažiūrim, ar čia jau toks jisai buvo amazing. Ir ką girdėjau ypač šito epizodo metu, buvo tokių kažkokių jo sprendimų padarytų, kuriuos galbūt pavadinti kliurkom galima ar kažkuo, bet man šitam epizode ypač ką išskyrė, kad su tam tikrais sprendimais, ką jisai darė, kad darė klaidų, man tai padarė tokiu labai gerų specialistų ir labai protingų žmogum, bet tuo pačiu tos klaidos man jį padarė tokiu žmogišku. Ir dėl to istorijoje visoje man jis pasirodė kažkaip artimesnis ne kaip istorinė figūra, bet kaip žmogus, kuris tuo momentu darė sprendimus, kurie darė įtaką taip, kaip mes ir šiandien atrodėm. Bet didžiausią įspūdį tai man paliko vis tiek, kaip viena iš veikėjų šalių nepasistumėjo per 500 metų. Šitas jau niekaip. Tos citatos jos šiandien tinka didelė dalim. Tai nuo Stepono Batoro laikų iki šiandien dylinam su panašiom problemom. Tai ačiū už apšvietą. Turiu prisipažinti, kad apart to, kad yra Batoro gatvė, nelabai daug žinau apie Steponą Batorą, iš tikrųjų net nesupratau nei jo dydžio, nei... Iš kur tas hypas? Jo, ta prasme. Tai dabar šitie tarpekliai yra užpildyti informacija. Tai tikriausiai irgi pasikartojant, ką Aivaras sakė, kad labai pasisekė, kad tuo metu turėjom tokį vadovą, kuris sugebėjo atmušti Ivaną Rūstą, nes kaip pagalvoju, kaip stipri istorija galėjo pasikeisti, jeigu nebūtų šito ir būtų tuo metu atėję ir nukirtę Vilnių. Nežinau, kur mes šiuo metu galėtume gyventi ir kaip visą tai atrodytų. O kaip pasirodo iš Tomo šiandienos pasakojimo, kad tuo pat metu ir atsirado startas realiai Vokietijai moderniai, ta prasme, su viena atiduota pozicija. Atmušti rusai, mokesčių sistema sureformuota, ta prasme, labai daug dalykų nutiko. Kariuomenė su profesionaliu. Jo, būtent. Bet, žinai, vienas pastraipa ir užteks. Tai modėts, Tomai, teisingai apšvieti žmonės dabar daugiau. Jeigu ten teisybę rašo istorikai, tai liudytojai to laiko, jeigu tikrai taip nieks nepasikeitė per tuos 500 metų, nuo tada, kai Batoras turėjo dylinti su maskoliais, kažkaip kirba taip galvos gale, kad yra iš ko pasimokyti, ar ne? Žiūrint, kaip jisai su jais komunikavo, ką jisai savo, kaip ar ne. Kažkuriuo momentu jis irgi priėjo prie tos išvados, kad turėjo ateiti pasakyti, davai, ateini, išsidaužom snukius ir tada jis tik sustabdė, žinai, ir vėl parodo, tai apie ką galbūt ir pas mus yra daugiau kalbama nei vakaruose, kad su tokia šalim tu kitaip negali kalbėti. Su Marozu tik maroziškai ir kalbėti. Gal žinot, kas karvę pardavinėja? Laikas sugrąžinti šitas tradicijas. Nusiųst. Bet gaila karvės. Jo, gaila karvės iš tikrųjų. Ačiū labai, kad išklausėt. Tai ką, turim dabar jau oficialiai visą seriją, kur galima pradėti nuo Batoro iki pat Zigmanto Vazos. Vieną nenutrauktą istorijos pamoką. O Zigmantas ėjo iškart po Batoro? Taip. O, wow.
Vėl kažką nesužinojau. Tai dėl Zamoiskis tik buvo... Taip, dabar everything makes sense now. Jo, pradeda dėliotis. Cool, tai yra 5 epizodai realiai. Apie konkretų periodą labai. 3-6, nes 7, nes turim dar ir Hotino mūšį. Kiek čia atskiras playlistas. Reikės O dar prijungsim kažkada Ivaną Rūstų, turbūt, į kurį reikės pasižiūrėti. Čia toks visai irgi prasiskėtis 16-17 amžius gaunasi, ne? Pradedam skęsti, bet kuriems. Čia irgi išduosiu šiek tiek paslaptį, kad mes nevalia nejučia stumėmės lenkam netyčia atgalios link Žygimanto Augusto. Čia ir mum išdavai paslaptį. Čia yra mūsų... Visi sužinojom iš tą ką tik, žinokit, jūs ir mes kartu. Lietuvos istorijos Kvicats Haderach. Antras referencijos epizodas. Lizana Legai. Tai ačiū visiems už tai, kad išklausėt Stepono Batoro 2 daly. Kviečiam į mūsų socialinės medijas, kviečiam į mūsų kontribį už savaitės, kur idėjų komposte papasakosim apie dar vieną epizodą iš Stepono gyvenimo. Negaliu sulaukti, Tomai. Nors jau žinau, apie ką kalbėsi, negaliu sulaukti. O noritiem pašnekėti, rašykit komentarus, atsakinėkit į mūsų anketas ir kviečiam į kitą. Ačiū Jums. Ačiū. Ačiū. Parašykit, ar gali išlašėti pro koją. Inkstą. Jau. Iki. Ačiū. Nu tiek paklausyk, tai paklausyk dar šiek tiek, arba spėju, tavo rankos dabar nėra užimtos, tai išgirsk, kaip tariame didžiulį nuoširdų ačiū mūsų kokteilio lygio kontribį rėmėjams. Ačiū tau, kepu blynus, Benai, Unei, Mantui, pasveikinkit Vytenį su 30-uoju. Su 30-uoju Vytenė. Man atrodo, jis pats savo paprašė. Evaldui, Tomui, Medai, Broniui, aš ne Justė, į Evelinai, Storpirštytei, Kristei Pistei Traktoristei, O, klasika. Gretai, Liutkutei, Šmykio žydroms akims, Lašišos dienoraščiui, Monikai, Justui, Atsuktuvui, Migliai, Gyčiui, Julitai, Skyweed, Sandrai, Mildai, Tomui, Gedui, didžiausiai pasaulio paslapčiai. Kas yra didžiausiai pasaulio paslaptis? Takežiai pilis Narsolė, Minciūnų atžalai, Arkana Femina, Zabilaitei, Kasi Kuršėnus, Gabijai, Kamiliai, Šustausko anūkui, Žinios vežai, Ievai, Nutty Bread, Erikai, John Kaun, Asvejos vaikams, Raudonam Korleone. O, kodėl jis raudona? Labai ilgėja tie vardai, pastebėjau. Analinės angos analizatoriui, Kalviui, Rasai, Rūstiai, Jose Kancarui, Sarūnui, Gintėjai, Gabijai, Rumar LT, Karolinai, Petardai Putino šiknoj ir Maitutkutei, Mirė Jadzė parduodo Opel Ascona, Šarūnui, dar vienam, Lukui, Marinai, Basčiūvai Kinsui, Jurgitai, Richardui Mildai, Džasčiui, Martynui, Tomui, Bato Ūsams, Renatai, Uknevičių ponui, Virginijai, Viktorijai, Justui, Andriui, Dėdei Gyčiui, Grįžo bičas et al. Labai ilgas. Grįžo bičas iš anglų kalėdom piniginę storą parodyt kolegom sunkiai, jis dirba žuvies fabrikuose, matos iš tola, ką ikrai plaukuose. Klyčka rajone buvo jo meška, prabangiausi germai, pirmos rūšies dešra. O, okei. What the fuck is going on? Toks Bet įsivaizduoju. dadaizmas vos nežinai. O čia vienas buvo visi tie žodžiai, kur tu sakai? Čia tam vienam žmogui, jo. Ir įsivaizduoju, tokį username reikia įvesti. Kiekvieną kartą. Man ir vis keičia, kas mėnesį. Gabrieliai, nutrūkusiai stygai, Kviecijoj, Guodai, Petunijoj, Pauliui, Ievai, Ernestai The Future Pharma, Satan in a Bathrobe, Skirmantui, Nerijadui, Rimgailiai, Andriukaitytei, Kestučiui, Robertui, a.k.a. Mahoney, Odoilui Kiečiausiam, Tetei Zaurui, Jandrai, Urtytei, Pauliui, Eglei, Vytautui, Žemkei, Intergalaktiniam Briedžiui, Kamiliai, Gabisiukui, Karolinai Jurkenaitei, Sneaky for LTU, Julijai Gvidonišui, Kuprotam Šiferovagiui, Doviliai, Punsko masonų ložiai, oficialiai ačiū, Leonui, Domui, Mantikorai, Tomui, Sauliukiai, Mantui, Giedrai Vykintei, Gniuž B, Gintarai,
Irmanai, Rezidentui, Kiprui, Pavasarytei su Gelyte, Guželiui, Arnui, Marijui, Indrei Vickuliui, Davidui, Simonai Dainiui, Dviratbolui, Jaspiui, Davidui, Jūratei, Ernestai, Aleksui, Vargo Pisuokliui, Žilvinui, Sauliui, Rimai, Pauliui, Jutai, Emai, Tomui, Kriokliui, Kam tu žygi, Majaki, Sprinteriui, tavo tėvo Malkiniai, Rūtai, Agniai, Ligutei iš Kybartų, Paulinai, Bartui, Aisčiui, Žilvai, Omeo, Mau, Šindeiriui. O vis geriau. Gineit. Ačiū. Didžiuojas. Yeah. Fist of the North Star. Tomui, Kazimirai, Makazuokliui, Jodai on drugs, Gvidui, Vitalijai, Jovitai, Muava, Jutai, Kriogeliui, dingo šuo, nerasta, Rokui, Gedui, Marijui, Elduderinio Lituano. O taip pat dar pastovėk tame duše, po vandens srove arba pasėdėk ant sosto šį rytą. Nes norime... Gal stumia Ivanų Rūstui. O Ivanas Rūstusis būna po meksikietiško maisto, ne? Čia yra po brėkštančios ryto. Mes norime padėkoti Elduderino Lituano, Saint Ingridai nepraustam Prūsui, Kestui, Kubekui, Karinai, Kestučiui, Andriui Kubiliui. Į patį Briuselį važiuoja. Silvijai. Lai šis pavasaris pražįsta gėlėmis, įsimylėjimas ir šiluma į širdį brenda, o jei tik rankos užimtos, o ne galva, tai ausyse jums skamba Proto Pemza. Wow! Čia verta sveikinimų koncerto. Galėtumėm užgrot kažką iš Laimučio purvinio repertuaro, bet neturime dėja. O toliau dėkojame Martynui, Sauliai, Matusajui, Pauliui Apanavkai, Dvorai, Legolasui 5. Kodėl Legolasas 5? Nežinau, paaiškinkit. 4 buvo. Ai, buvo 4, okei. Ketvirtą pasvardą pamiršau. Mėtai, Zapiekankai, Gediminui, Nedai, Orinimui, Slapdereth, Laimonui, Simonai, Dietlovo Meškutėms, Selvinai, Laurai, Brisiaus priekį, Brisis vis dar neišyro, Ignui, Aurimui, Gabrieliai, Paulinai, dar vienam Tomui, Marčiniui, Dijonsiui, Margaritai, Pijui, Mantui, Mykolui, Tomui, Šiurpiai, Arnoldui, Šarūnui, Robertai, Linai, Mantui, Martynai, 1485, paskambink, Kuzmikau. Bobis buvo masonas. Validu. Grabajurgiai Atgrubnagiai, Justinui, Pachmieliauskytei, Arūnui, Igniai, Reitanui, Unicorn, Linui, Jonui, Vazoniniai beždžioniai, Vietiniam, aš vis dar laukiu tos maikės arba kepurės, Spartan the Beard, siuskit, merčas visada sveikintina, Viliui, Aukštam ir Gražiam. O, klausyk. Pauliui, Laimai, Tomui, Saidai, kas skaitys, tas zajebys. Vadinasi, kažkuriam iš mūsų klius, kas skaitys, tas gaidys. Čiūrėma. Mergai su ūsais. Okay. Ačiū. Martynui Gyslai, Soziui, Justinai, Komisijos policariatui, Minlegui, Martynui, Rūteniui, Deimantei, Gabrieliai, aš myliu ananasinius vaflius. Aivar, ir tau pradėjo patikti. Supriklino, žinok. Gerai, šitas ar norėtum, kas skaitys tas gaidys gal? Kas skaitys tas gaidys? Vienareikšmiškai taip, Tomai. Neieškok, čia negalima tartis. Sorry. Skambutis draugui neveikia. Okay. Primena risko žaidimą iš tas skaitimo. Negalima tartis, nesam. Pažintims nepadoriais tikslais 1482. Medai Kotrynai. Titui. Mes neatsakom jau ką už tai, kai jūs paskambinsit, čia tiesiog vardai yra. Emai, Salvijui, Mariui, Dimješkiui, Dijai, Vyteniui, Skrusdėlytei, Šarvuotam, Birutei, Brotniukui, Dėdei Vaniai, Retro, nes taip ir parašyta Dėdei Vaniai, Retro, Lukui, Laurinui Šalytaus, Ramūniui, Mykolmorui, Kamiliai, Tomui, Povilui, Gabrieliai,
Vytautui, Martynui, Mariui, Ramūnui, Ananaso kelionėms. Ir žinom, kur jie Šiukšlių dėžę. Jo, ant 3 Jūsų raidžių. heitas eskaluojasi ne dienom, o valandom. Tai darosi, nežinau. Ir jau bet koks ananasą paminėjimas. Jis darosi Bet agresyvus. hate speech, aš jaučiu vaibus, žinau. Ir čia ananaso kelionės, ne ananasinio Tai saldainio kas prieš kelionės. ananasus turi Žiūrėkit. Aš neturiu tinka ant picos. Tinka ant picos. Jo. Gali gyvent, aš nieko prieš. Ananasai, bet ne ananasiniai saldainiai. Bet čia, saldainiai čia yra- ananaso kelionės, o ne ananasinio saldainio Nu, kelionės. žinom, Tu jau matai priešus ten, kur jų nėra, žinai, kiek yra. Žinom, į ką yra Provokuoja. referuojama. Čia Taip. provokuoja. Ai, nu, tai tada, mus. gerai, tai boikotuokim ir A raidę tada, Taip. nes jau nuo jos prasideda viskas. Vėl, jūs dabar bandot kažkaip cenzuruoti. Jeigu pirmas šūkis Proto Pemzos komandos yra United We Something, tai antras yra Unfiltered and Uncensored. Jūs girdėjote Ben Shapiro podcastą. Taip, ką. Cenzūra Lietuvoje. Aneliai, Godai, chemijos gydytojai, Tomui, Evelinai, Kretai, Krepezai, Bobiui, bet čia jau tam ne masonai, o gal masonai, nežinau, Austėjai, Kanapiniui, Eglynui, Egliai, Navickų džiaugsmui, Pauliui, Daivai, Nedui, Rokui, Tadui, Brisiaus galui, Henkai, Ingridukui, Almukso mamai, Gintautui, Edvardui, kas skaitys, tas gaidys. prašau. Visiškai laimingai perskaičiau. Visiškai laimingai perskaičiau. Tai gavai viską ir kas skaitys, Ir žaidys ir išlygino. ananasinis vaflis. Gaidys šiaip yra gamtos pimpas, tai čia irgi nereikia. Laimėjai ananasinį saldainį. Tai taip, kad nereikia, čia kas čia blogo, nu, tipo. Tai padėkojame. Meškavogiai, Modestui, Agent Cooper, kiek valandų? Behemoth on Ice. Pla. Kiek? 3, ne kažkur? 22 po 3. Dienos. Andriui, Kaclionkaitei, Gestinai, Laurinai, Jurgiui, Gyčiui, Tumui, Tadui, Ryžam Gaurui, Modylio, Giedrutai 13, Dario, Inesai, Ignui, Elenai, Donatui, Marinai, Lukui. Šuo turi naujus namus. Nes ten buvo dingo šuo. Ai, kažkas. dingo Nice. Ai. Sveikinam. Smagu, jo. Ai, bet palauk, tai dingo šuo ir dabar, turbūt šuo turi naujus namus. Jurgitai, storai tai tavo mamai. Wow. That's low. That's low. Čia jau low, Jo, net ir tiesiog. mums yra. Horshow VG, Beatai, Ūlai, Sigitai, Agniai, Roi de Fumé, Eimučiui, Laurai, Andriui, Martui, Editai tą pačiai, Dainiui, Irmantui, Šlykščiam seniui, mano mėgstamiausias vardas, Pauliui ir taip pat labai nenoriu šito skaityti, bet ananasinių vafliukų gurmanui. Tai tegu kiti žmonės mėgsta, tu nebandyk jų pakeisti. Blogai labai yra. Nu, Tai ką dėl tai? to aš ir nebeskaitysiu, vėliau. Jo, perimam šturvalą iš Aivaro, kad nesusprogdintų kompiuterio, per kurį skaito. O mes savo ruoštų norėtume padėkoti Bohemai Ruoniui, Simonui, Jovarui, Luidžiui, Šakočiui be šakų, Almuksui, Mantui, Kunigo lūpoms, Orintai, Juozui, Čiharai, tyliai, Majorui Tomui, Sigitui, Juozui, Didui Bybui, Špumpeliui, Rimantui, Vilmai, Aurimui, Kopūstiai, Martynai iš Raufos, Dianai, Tulpaitai, Žanui, Neringai, Neviliai, Ugniai, Girgždančiai Ausiai ir Klotojui, Tautvidui, Žiedūniai, Neringai, Kasijai, Arūniai, Leave Brisus Alone. Jo, teisingai. Jo, tegu Jo, trūnyje. jau užtenka. Pelėdžiukui, Liudai, Mantui, žinokit, aš tikrai net įsielektrinusi abibliofobijai, Emilijonai, Justinai, Biednai, bet teisingai, Martinai, Godai, Radzlai, Giedriui, Erikai, Tomui, Mičigo, Ramikiai, Artūrui, Julijai, Duke Silver, Uodo Pateliai, Dainorui, Linui, Augicui, Donatui, Justinai, Nemuilink man čia akių, Benediktui, Mantūsui, Mariui, Dariui, čia 2 žmonės, Egzibo, Laimonui, Pikabu Zebu, Kamiliai, Birutei, Eimantui, Viktorijai, dar vienai Birutei, Baronui, Povilui, Nikštukų fabrikėliui, Ko prie Povilo nesustoji tada? Vaidui, tas Vaidui strigu, Auksuoliai, Viktorijai, Serbentinai, Laurinui, Gerdai, Barškalui, sugedo Mersas, jei kuris nors restauruoja purkštukus, tai laukiu info kito epizodo pabaigoje, ačiū iš anksto. Brigitai, Raudondvario Martynui, Gretai, Renatai, Max Galingumui, Vanago Vanagiai, Donatui, Jurgitai, Vaidotui, Vnirčikui. Eikit, jūs nebeveskit cheminių elementų. Čia nėra šeštadienis, vakar buvo audringa naktis, labai sunku perskaityti, kas čia parašyta. O tu pabandyk. Net arčiau. Aš esu illiterate.
ksiribonukleinui. Nu gerai, nebuvo taip Ačiū. sunku. Tu čia iššovė toks sunkus buvo, bet paskui taip lupo gerai. Klimatiškai. Gal vakar buvo. Jis moka skaityti. Gal vakar gėrė šitą, tai lengviau atsimenu. Gali būti. Nežinau, kas tai yra. Kiprui, Simui, Pauliui, DJ MTV, Akviliai, Monikai, Tomui. Nu. Adeno zintrifosfatui, Simonui, Artūrui, Donatui, Džiugui, Mindogui, Koldūnų, Vagiui, Domantui, Samantai, Martynui, Reptilijui, Ugniai, Kraujospūdžiui, Kotrinai, Dirgliai, Žarnai, Šarūnai, Vytautui. Čia vienas buvo, Dirglių Žarnas Šarūnį? Ne, nemaišyti. Skirkime. Austėjai, Gabrieliui, įdomu ar jie susiekim nors, Lagaminui, Pauliui, Arnui, Kosmoso kumeliai, Bučinskaitė nėra Kosmoso kumeliai, tiesiog taip sutapo, ponui Joriui Kompostui, Medžiui, Rasai Monikai, Justinai, Vaidsui, Antanui, Urtai, Egliniai, Viktorijai, MD, Pauliui, Renatai, atsiprašau, jau viskas gerai. Autriniui, Misteriui Mindaugui, Vikai, Pasitaisai vėliau. nu, svarbu, Kornelijui, Rimai, Giedriui, Kestui, o tai čia reikėjo kažką įdomaus sugalvoti, tikrai įdomiau negu šitai. Aušriniai, Arštikiui, Migracijai ir Maištininkui, Jolitai, Mantui, Aušriniai, Erbreideriui, Justai Pripūstai, Editai, Zabirkai, Fastin, Džiugui, Džiugui, Giedriai, Šliaužytai, Sandrai, Karoliui, Ramintai, Maiklui Skotui, Indrai, Kristinai, Ingridai, Dariui, Daugelieniai, Tėvo Vamžiui, Juditai, Eimantui, Middelfartui, Gretai. Miestas Danijoje. Ir gali būti, kad Paulas dar kažką pasakys, bet nesu tikras. Bandau prisiminti, kas liko. O taip pat Matui, Antropikui, Doviliai, Rekui, Deimoškinui, nu taigi Tomuigi, Linai, Gustei, Irmantui, Ernestai, Giedrai, Gretai, Kristai, 2 metram be galvos, ausies skausmui, Deimantai, Pauliui, per dupce. Slapteres pusbrolis. Baldais, kt.lt naudoti odiniai baldai. Kiek kažkaip reiks pradėti čardžą. Arūnai, Rūtai, Ryteniai, Ingai, Gretai, Silvijai, Robertui, Brisiaus pasididžiavimui. Turim priekį ir pasididžiavimą galų kažkaip. Bet leave Brisius alone. Bet jau. Rimai, Pauliui, Redai, priekštančiai Trydai. Čia buvo tas protėvis Ivano Rūščiojos. Agniai, Arnai, išpurtusiam špenčpeliui. Doviliai, Egliai, Meškiui, Lauretai, Robertai, Augustai, Miki Pūrui, Geruliai, Brisiaus Lenciūgui, Justai, Vytautui, Krapui, tarp dantų Dariui, Agniai, Dėdei, Tomui, Mantui, Akučkaitai, Tadzi, Kuti. Benui, Editai, Pukeliui, Linai, Egliai, Gediminui, Sauliui, Evelinai, Tadui, Vygai, Arnoldui, Raimondui, Salveigai, Povlui, Raimondui, Viltai, Mykolui, Mantui, Bickai, Gretai, Jonui, Marijai, Adui, Prezidentai Ingridai Šimonytei, Aušrai, Doviliai, Zymen, Elijui, Martynui, Rokui, Irmantui, Viriau Pank, Dievo Igurkai, Gailiai, Einai, Monikai, Pisimantui Makštučiui. Matai saulę, pagelk akis, kvėpuo giliau, aš tave matau, tu mane girdi, kas bus toliau. Tai, kad tu tik... Ne, tiek nebuvo. Remigijui, Darijui, Inesai, Gintai, Ritai, Egliai, Aidai, Kristinai, Monikutai, Skirmantai, Viliui, Eimantui, Alvitai, Mariui, Vytautui, Julijai, Egliai, Tomui, Robertui, Povilui, Jaurindai, Rokų sesiai, šypsokimės, Gretai, okay. Čia audio, medium, nieks nemato. Mildai, Mažintui, Andreliui, Dominikui, Rasai, Arūnui, Justei, Marijui, Mariui, sekma irgi laušė. Gerai, nereiks cenzuruot man. Arminui, Šarūnui, Rūtai, Auritai, Justinui, Venckūnaitei, Kunigundai, Mirandai, Kūgiui, Mūgiui, Mikui, Ainui, Eirimai, Justinui, Domantui, Rolandui, Gabrieliui, Benui, Tomai, Erikai, Medoniui, Grėtai, Rasai, Ufonautui, Nešeipindrai, Akviliai, Edvinui, Arvidui, Sauliui, Burbalicious, Nastiušai, Linai, Brigitai, Simonai, Voltaire Punk, Dr. Kaun, Giedriui, Linsei, Aistei, Nerijui, Donatui, o taip pat Marko Gabrieliai, Antemeridijam, Ingridai, Upė the Cat, Gretkai, Agnietai, Jurgitai, Migliai, Gabijai, Karoliui, Simui, Jovitai ir aišku, Eimantui. Ačiū, Eimantai. Tai Eimantai, tau reiks ten tą dėl tų purkštuvų. Dėkui. Ačiū jums labai visiems. Galite jau eiti iš dušo.
Arkebūzas toks royal arbūzas tiesiog skamba. Su tuo baltu peruku. O tai žinai, čia kaip tik tas arkivyskupas ar Jo. Su ta kepurė, popiežių. tiara. Kaip jis ten vadinasi.